Sveiki, sveiki gyvi, gyvieji. Gal nesveiki, bet gyvi. Bet gyvi. Visų pirma, sveiki dvasioje turiu galvoje. Ir Viešpats išgydys ir kūną. Šiandienos pamokslą pavadinčiau Dievas mano linksmybė. Dievas mano linksmybė. Pradėsiu nuo 43 psalmės. Ir štai Dovydas sujaudintas, dvasios įkvėptas, giedojo: Dieve, teisk ir gink mano bylą prieš bedievių tautą. Ir štai dievobaimingas žmogus gyvena tarp bedieviškų žmonių, kurie išsigina Dievo, nors atrodo izraelitas, gyvena Dievo pašauktoje tautoje ir net joje yra tų, kurie elgiasi, gyvena bedieviškai ir šaukiasi Dievo: gelbėk mane nuo klastingo ir neteisingo žmogaus. Nors ir vaikščioja Dovydas su Dievu, Dievui patinka, ir vis dėlto nutinka, kad kartais klastingi, neteisingi žmonės atsiduria šalia. Ir toliau jis gieda: tu esi mano stiprybės Dievas. Kodėl atstumi mane? Tarsi Dovydui atrodo, kad nors jis remiasi Dievu, bet jį supa klastingas arba jį spaudžia klastingas ir neteisingas žmogus. Ir jam atrodo, kad Dievas dėl to atstumia jį. Kodėl turiu vaikščioti nuliūdęs, priešo spaudžiamas? Antiek jį spaudžia tas klastingas ir neteisingas žmogus, kad Dovydas vaikšto nuliūdęs, priešo spaudžiamas. Siųsk savo šviesą ir tiesą. Ir kaip išsigelbėjimą jis mato: Dieve, tavo šviesa tegul sušvinta. Siųsk savo šviesą ir tiesą. Jos teveda mane į tavo šventąjį kalną. Ir jis, suvokdamas, kad jo širdis prispausta, liūdesio apimta jau dėl neteisybės, kuris spaudžia jį, jis kreipiasi į Dievą, prašydamas šviesos ir tiesos, suvokdamas, kad jos tiesa ir šviesa iš Dievo nuves jį į šventąjį kalną, į Dievo palapinę, į Dievo buveinę, kitaip sakant. Ir suvokdamas tai, jis jau taria ir gieda: eisiu prie Dievo aukuro, pas Dievą eisiu, savo didžiausią linksmybę. Dovydui Dievas didžiausia linksmybė. Kas yra man ir tau didžiausia linksmybė? Ar jau tarėte savo širdyje sau, kad jis yra didžiausia jūsų linksmybė, labiausia palinksminanti jūsų širdį? Girsiu tave arfa, o Dieve, mano Dieve. Ir vėl: ko tu taip nusiminusi mano širdyje? Ir ko nerimsti manyje? Lauk Dievo. Arba kitas vertimas sako: turėk viltį Dieve, nes aš dar girsiu jį, savo veido pagalbą ir savo Dievą. Bet šiandienos
skambiausios eilutės mums šiandien: eisiu prie Dievo aukuro, pas Dievą, savo didžiausią linksmybę. Štai kaip Dievo žmogus įvertina savo santykį su Dievu, savo požiūrį į Dievą. Jis yra didžiausia mano linksmybė. Ir mes paskaitysime kitą šito Dievo žmogaus psalmę, maldą, dejonę, kuriais kreipiasi į jį, kuri aiškiausiai ir ryškiausiai atskleidžia, kas žmogui trukdo atrasti Dieve didžiausią linksmybę savo širdžiai. Ir tai bus 51 psalmė. Čia po to, kai Dovydas nusidėjo svetimavimu ir suorganizavo žmogžudystę, pranašas kalbėjo jam žodžius ir Dovydo širdis sudužo. Jis, sekant tekstą, kuriame aprašoma šitą istoriją, Dovydo nuopuolis ir pranašo kalba jam, kurios metu Dovydo širdis sudūžta, atrodo, kad jis apie metus laiko vaikščiojo su šitą nuodėmę, ją dangstydamas ir galvodamas, kad viskas praeis, viską jis sutvarkė. Pats sutvarkė nuodėmės pasiekmes, savo nusikaltimo pasiekmes. Kai jau pranašo žodžiai apnuogina jo širdį, apnuogina jo nuodėmę, jo vaikščiojimą nuodėmėj, jis sudūžta, tada jau meldžiasi ir gieda: Dieve, pasigailėk manęs dėl savo malonės, dėl savo beribio gerumo, panaikink mano kaltes. Visai nuplauk mano kaltę ir apvalyk mano nuodėmes. Išpažįstu savo nusikaltimą ir tai, kad mano nuodėmė visada yra su manimi. Nė vienas žmogus negali nusivalyti nuodėmės pats, nusikratyti jos. Tau vienam nusidėjau ir padariau piktą tavo akyse. Tu teisingai teisi ir teisingą sprendimą darai. Štai aš gimiau nuodėmingas ir nuodėmėje mane pradėjo mano motina. Štai Dovydas išgyvena, kad nuodėmė yra taip giliai, kad jo prigimti, jis nori pasakyti, mūsų šiandienos kalba jis nori pasakyti, mano prigimtyje nuodėmė yra. Žmogiškoje prigimtyje. Mums aiškesnė kalba išvertus, tai jis tai nori pasakyti. Matau, kad nuodėmė yra manyje tiesiog nuo gimimo su manimi. Mano prigimtyje prilipusi. O tu, Dieve, mėgsti tiesą širdyje ir slaptoje mokai mane išminties. Tai yra Dievo baimės, nes išmintis tai yra bijoti Dievo.
Apšlakstyk mane įzopu, kad būčiau švarus. Jo dienomis buvo aukojimai atliekami, gyvuliai aukojami už nuodėmes. Ir jis jau prašo, ne aukur apšlakstyk, ne kad kunigas jį apšlakstytų su aukos krauju, bet tu, Dieve, mane su aukos krauju, kuri aukojama už mane, už mano kaltę, apšlakstyk mane, kad būčiau švarus. Nuplauk mane, kad būčiau baltesnis už sniegą. Leisk man patirti džiaugsmą ir linksmybę. Ir čia, aš galvoju, neturi Dovydas omenyje, leisk man linksmintis paprasčiausiai, iškilauti, puotauti, džiūgauti. Aš galvoju, jis turi omeny, kad jo širdis ne liūdesyje būtų, bet linksmybėje prieš Dievą. Kad linksmintųsi Dievu ir Dieve jo širdį, o dabar ji yra nuliūdusi, suteršta. Nuodėmė yra pagrindinis dalykas, kuris neleidžia linksmintis Dievo akivaizdoje žmogaus širdžiai. Vienintelis pagrindinis dalykas, kuris uždaro žmogui galimybę linksmintis Dieve. Te džiūgauja mano sužeisti kaulai. Nugręžk savo veidą nuo mano nuodėmių ir visas mano kaltes išdildyk. Dieve, tyrą širdį sutverk manyje ir teisingą dvasią atnaujink. Neatstumk manęs nuo savo veido ir savo šventos dvasios neatimk nuo manęs. Grąžink man išgelbėjimo džiaugsmą ir laisvės dvasia sustiprink mane. Tikrai, išgelbėjimo džiaugsmas užlieja žmogaus širdį tik tada, kai jo širdis laisva nuo nuodėmės. Ir tikroji laisvės dvasia stiprina žmogų tada, kai jis laisvas nuo nuodėmės. Tikroji laisvė. Kaip Jėzus ir kalbėjo, būdamas kūne čia žemėje, jei tad sūnus jūs išlaisvins, tai jūs tikrai būsite laisvi. Todėl tikroji žmogaus ir tautos laisvė visada yra laisvė nuo nuodėmės ir džiugesys išgelbėjimo. Išgelbėjimo džiaugsmas. Ir kaip sako Naujas testamentas, jo tekstai, kad nei vieno nėra nusidėjusio. Nei vieno. Štai mes girdim apaštalą Joną rašantį, sako, apaštalo Jono pirmas laiškas, jame jisai sako, jei sakome, kad nesame nusidėję, tai darome jį melagiu. Ir jis 3 kartus šitą dalyką pasako skirtingais teiginiais. Čia 1 Jono laiškas, 1 skyrius pradžia. Jei sakome, kad nesame nusidėję, darome jį melagiu ir nėra mumyse tiesos. Nėra nei vieno nenusidėjusio ir niekada nebuvo. Net Jobas nebuvo tas, kuris niekada nenusidėjo. Tik jis manė apie save, kad yra labai teisus. Ir štai tikra tiesa, kad kiekviena, kuris išpažįsta, kad yra nusidėjęs, susitepęs, suklydęs, suklupęs, padaręs blogų darbų,
pamastęs blogų minčių, pažiūrėjęs nedorų žvilgsniu, pasakęs negerų dalykų, Dievas priima ir apvalo. Juk Jonas tvirtina, sako, jis ištikimas. Ištikimas savo meilėje mums, žmonėms ir savo žodyje. Jeigu mes išpažįstame jam savo nuodėmes, jis ištikimas, kad mums atleistų. Žmogui belieka priimti atleidimą, jeigu išpažįstu, pripažįstu, prisipažįstu, jis ištikimas ir atleidžia. Nes jo dešinėje yra permaldavimas, permaldautojas, Dievo Sūnus Jėzus Kristus. Ir kiekvienas žmogus, kuris grįžta pas Dievą, turi tą didžiulę privilegiją linksmintis Dieve. Dievas gali tapti jo linksmybe. Štai kaip gražiai pranašas Izaijas atskleidžia sugrįžtančiųjų pas Dievą paveikslą. Juos lydės linksmybė. Ir štai Izaijo knyga 35 skyrius. Galim ir nuo pradžios. Tyrai ir dykumos džiūgaus, stepės pražys pievų gėlėmis, ji žydės, bus linksma, džiaugsis ir giedos. Ar galvojat apie stepes čia kalba? Ar ne apie žmogaus širdį, apie sodą, kuris yra žmogaus širdyje? Bet jei teks Libano šlovė, Karmelio ir Šarono grožis, taip jie matys Viešpaties šlovę ir Dievo didybę. Sustiprinkite suglebusias rankas ir klumpančius kelius. Sakykite išsigandusioms širdims, būkite drąsūs ir nebijokite. Štai jūsų Dievas atkeršys ir atlygins. Jis ateis ir išgelbės jūs. Kokioje situacijoje jūs bebūtumėte? Tada aklųjų akys atsimerks ir kurčiųjų ausys atsivers. Ir čia tas pavyzdys, ką mes prieš susirinkimą kalbėjom, kai Rita sako, kiek nedaug mūsų šiandien. Aš suprantu, kad tai ne iš nevilties, bet iš nuostabos, kad šiaip mažokai mūsų šiandien. Ir Saulius, ir man kartu norėjusi pasakyti, Saulius pasakė, sako, jeigu Dievas tavo atvertų akis, pamatytum, kiek su mumis, reiškia. Ir tie kalbantys, kurie atneša Dievo žodį, Dievo viltį, jie atveria aklųjų, širdimi aklųjų akis. Tada aklųjų akys atsimerks ir kurčiųjų ausys atsivers. Tada raišas šokinės kaip briedis ir nebylys giedos. Vanduo trykš dykumoje ir upeliai tekės stepėse. Na, kad aklųjų akys atsiveria, mes matom per prabudimo stebuklingus tarnavimus išgydymo, kad raišieji įsitiesina ir vaikščioja tiesiai matom. Bet ar kada nors girdėjom ir matėm, kad vanduo trykšta dykumoje ir upeliai teka stepėse, kai aklųjų akys atsiveria? Aš bent jau negirdėjau ir nemačiau, nes kalba čia eina apie širdis žmonių, ten, kur buvo dykumos ir stepės laukinės. Vandens šaltiniai trykš, srovės tekės stepėse, o to žemės iš esmės labai derlingos. Kur pradeda laistyti dykumas, ten tiesiog subujoja viskas. Taip atrodo mums, kol viskas yra išdžiūvę, kad nieko gero iš to. Ir taip su žmogaus širdimi.
kai Dievo gyvenimo versmės pradeda trykšti. Ir čia susišaukė su Jėzaus žodžiais, kai jis stovėjo aikštėje šventės metu ir šaukė, kas tiki manimi, iš to širdies trykš versmė į amžinąjį gyvenimą. Sausoje žemėje ežerai, išdžiūvusioje vandens šaltiniai, ten, kur atrodė nieko gero iš to širdies, iš to žmogaus. Kai jo akys atsiveria ir pamato Dievo šlovę, kai ausys atsiveria ir išgirsta Dievo žodį, tokias dykumoje buvusi širdis prisipildo gyvenimo vandens. Kur šakalai gyvena, augs nendrės ir medžiai. Čia toks sulyginimas, kur šakalai gyveno. Vietoj tų minčių, kurios buvo, iš kurių gimsta tas posakis, žmogus žmogui kaip vilkas. Girdim tokius posakius irgi tautoje. Ir tai yra ta širdis, kurioje gyvena šakalai, kuri, reiškia, ir elgėsi taip kaip laukiniai žvėrys. Augs nendrės ir meldai, paguodus ir ramybės vieta prie vandens šaltinio. Ten eis kelias, vadinamas šventu keliu. Ir čia yra širdyje einantis kelias, kurio nevaikščios niekas nešvarus, kurio akys atsivėrė ir ausys atsikimšo, jis išpažino Dievui, esu nusikaltęs. Dievo gyvenimo versmė atiteka į tokią širdį ir jis mato kelią, kuriuo eiti, jis girdi, kuriuo keliu eiti, kokiu keliu eiti. Niekas nešvarus šituo keliu nevaikščios. Čia nesimaišys liūtas ir joks plėšrus žvėris nevaikštinės juo. Mums šiandien kaip poezinė išraiška skamba tai, bet Izaijo dienomis ir jo šalyje realiai liūtai vaikščiodavo. Ten realiai gyvena liūtai. Ir neretai būdavo pavojinga keliais vaikščioti, ypač vienam, nes galėjai būti užkluptas laukinio plėšraus žvėries, ypač liūto, užpultas. Bet šitame kelyje, širdies kelyje, nevaikščios joks liūtas. Niekas negrasins širdyje. Šituo keliu einant širdyje nebus baimės, nebus jokios grasos iš kažkur tai. Išpirktieji keliaus juo, joks plėšrus žvėris nevaikštinės juo. Išpirktieji keliaus juo. Ir viešpaties išlaisvintieji iš nuodėmės sugrįš ir eis į Sioną giedodami. Ir tai yra Dievo miestas. Jeigu dar Izaijo dienomis, kai jis kalbėjo šitos dalykus, skambant arfai, jie galėjo įsivaizduoti einančiuosius į Siono kalną, į šventyklą pagarbinti Dievą. Tai mes jau Naujojo Testamento paveldėtojai girdim kalbą apie naują miestą, naują Jeruzalę iš dangaus. Ir į tą miestą, sako, viešpaties išlaisvintieji sugrįš ir eis į Sioną giedodami, amžina linksmybė vainikuos jų galvas, net ne širdis. Kalbam apie vainiką ir koks tas vainikas, nes tomis dienomis karaliai turėjo vainikus. Nešiojo vainikus ar auksinius, ar tokius, ar kitokius. Bet čia amžina linksmybė vainikuos jų galvas ir čia susišaukia su Pauliaus žodžiais išgelbėjimo šalmas. Būkite užsidėję išgelbėjimo vilties šalmą. Ir ta amžina linksmybė, ta nepamainoma, neatšaukiama linksmybė išgelbėtas iš nuodėmės ir iš pražūties. Niekada nesibaigs mano gyvybė ir mano gyvenimas. Amžina linksmybė vainikuos jų galvas. Jie džiaugsis ir linksminsis, vaitojimo ir dūsavimo nebebus. Bet brangieji čia kalba apie kelią, kuris eina širdyje.
Nebereikia mums eiti į Jeruzalę, kaip viduramžiais, kai kurie manė, kad reikia keliauti į Jeruzalę, į Viešpaties miestą, jį išlaisvinti ir jame gyventi, nes ten mūsų Viešpaties miestas. Čia jau pranašas netgi tai senais laikais iš tikrųjų kalba pranašiškai. Pažiūrėkime į kitą jo vietą, 51 skyrių, pranašas Izaijas 51. Klausykite manęs, kurie sekate teisumą ir ieškote Viešpaties. Pažvelkite į uolą, iš kurios jūs iškirsti. 51. Izaijo 51. Klausykite, kurie sekate teisumą ir ieškote to, kuris yra. Pažvelkite į uolą, iš kurios esate iškirsti. Nagi, iš kokios uolos mes iškirsti? Teisieji. Iš kokios uolos? Čia Pauliaus žodžiai susišaukia apie tą dvasinę uolą, kuri lydėjo. Ir tai yra dvasinė uola. Tai yra Dievas. Kodėl kalba apie uolą? Kad uola tai vienas iš tų ilgiausiai išliekančių dalykų žmogaus akyse, to trumpai gyvenančio žemėje žmogaus akyse, uola lėčiausia besikeičiantis dalykas žmogaus akyse. Ir tada sako, jūs pažvelkite į uolą, iš kurios esate iškirsti. Mes iš Viešpaties gimę. Iš tos uolos, kuri nesikeičia. Viešpaties žodis nesikeičia ir nepraeina. Iš to žodžio gimę esame. Štai iš tos uolos, iš to nesikeičiančio Viešpaties žodžio mes esame gimę, iš kurios esate iškirsti ir į duobę, iš kurios jūs iškasti. Iš kokios duobės iškasti? Iš mūsų nuodėmių. Iš duobės, kurioje, kol ta duobė tik tai va tokia, ten 20 cm gylio, tai, iš kokios čia duobės? Bet kai, kam teko būti gilesniai duobei, kai tu viršui matai tik tai tiek dangaus. Tai va tokioj duobei mūsų nuodėmės mus atveda. Kai tos vilties yra tik tai va tiek, kaip šuliniai, tu esi, tas gyvenimas žmogui atrodo suspaustas ir labai ribotas, trumpas ir mažas. Ir kuo vyresnis žmogus, tuo aiškiau tai pradeda jausti. Bet mes esame iš šitos duobės išimti į šviesą, į erdvę. Pažvelkite į savo tėvą Abraomą ir į Sarą, kur jūs pagimdė. Aš pašaukiu jį vieną, palaiminau ir padauginau. Viešpats paguos Sioną ir atgaivins visus jo griuvėsius. Jis padarys jo tyrus kaip Edeną, dykumas kaip Viešpaties sodą. Ir čia dabar Viešpats paguos Sioną ir atgaivins visus jo griuvėsius. Kas yra tas Sionas? Dievo miestas. Kas yra tie griuvėsiai Siono? Iš tikrųjų, kiekvienas žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą. Bet jį išbarsto, jį suteršia ir žmogaus pašaukimas atrasti Dievo paveikslą, įsižiūrėti į jį ir panašėti į tą, kurį atsiuntė mums Dievas, į Kristų, į Dievo ir žmogaus sūnų. Atgaivins visus jo griuvėsius, jis padarys jo tyrus kaip Edeno, dykumus kaip Viešpaties sodą. Linksmybė ir džiaugsmas bus ten, padėkos giesmės skambės. Ir tai yra vidinis žmogus, naujas kūrinys, apie kurį kalba Paulius. Kūnas nebepaveldės to, kas amžina ir negendančio, bet naujas žmogus, kuris užgimė su patikėjimu į Kristų, gyvens per amžius. Jam skirta paveldėti amžinąją vidinis žmogus, mūsų vidinis žmogus, mūsų širdis, mūsų dvasia, siela, jeigu norite, kuri atrado linksmybę Dieve.
Linksmybė ir džiaugsmas bus ten šitokioj širdį. Padėkos giesmės skambės. Ir dar vieną vietą iš 11 eilutės šitam pačiam skyriui. Viešpaties išpirktieji sugrįš, ateis į Sioną džiūgaudami, amžinas džiaugsmas lydės juos. Ir čia neperlenkia pranašas. Džiaugsmas, kuris neatšaukiamas, nesibaigiantis. Sugrįš išlaisvinti į Sioną, į Dievo miestą. Ir apreiškimas mums kalba, kad mums paruoštas miestas. Kodėl kalba apie miestą? Nes senovės pasaulyje miestas buvo didelio saugumo įvaizdis. Miestai apsitverdavo sienomis nuo laukinių žvėrių, nuo klajoklių genčių užpuldinėjimų. Mieste buvo daug saugiau, mieste buvo daug jaukiau gyventi, todėl kad aplinkui daug žmonių pagelbstinčių vienas kitam savo matais, savo gebėjimais, dovanomis ir viso daug daugiau linksmybės. Kuo daugiau žmonių ir dorų žmonių, tuo smagiau. Ir miestas, todėl kalbama apie miestą, bet kalbama iš tikrųjų apie širdį, kuri bus begalinėme saugume, begalinio saugumo apgaubta, kurioje daug gerų dalykų yra, daug gyvybės ir daug gyvenimo, kaip tame saugiame senovinėme mieste, atstatytame, klestinčiame. Ir jei nori, kad Dievas būtų didžiausia tavo linksmybė, padaryk Dievą savo buveinę. Štai viena iš gražiausių psalmių, 91. Tas, kuris gyvena aukščiausiojo globoje. O naujas vertimas Lietuvos Biblijos draugijos sako, kiekvienas, kuris gyvena aukščiausiojo globoje, visagalio šešėlyje pasilieka. Ir toks žmogus sako viešpačiui, tu mano priebėga ir mano tvirtovė. Tu mano Dievas, kuriuo pasitikiu. Jis ištrauks tave iš medžiotojo kilpos, iš pražūtingo maro. Jis pridengs tave savo plunksnomis, po jo sparnais rasi savo prieglaudą. Didysis skydas ir šarvas yra jo tiesa. Tu nebijosi nakties baisumų, nei strėlių švilpiančių dieną. Nebaugins tavęs patamsijęs slankijos maras, nei vidudinis siaučiantis sunaikinimas. Tau pašonėje kris 1000 ir 10 000 tavo dešinėje, bet tai nepriartės prie tavęs. Tu savo akimis tai stebėsi ir matysi nedorėlių atlyginimą, nes tu pasidarei viešpatį, tą, kuris yra savo priebėga, aukščiausiąjį savo buveinę. Jis įsakys savo angelams saugoti tave visuose keliuose. Ant rankų jie nešios tave, kad neužsigautum kojos į akmenį. Tu mindžiasi liūtą ir gyvatę, sutrypsi jauniklį liūtą ir slibiną. Tu savo akimis tai stebėsi ir matysi nedorėlių atlyginimą, kadangi pasidarei tą, kuris yra savo priebėga, aukščiausiąjį savo buveinę. Ir žinot, man kaip studijuojančiam, jau baigiančiam studijas susijęs su psichologija, šiandien vienas dalykas labai įstrigo. Psichologija labai aiškiai pamatė
psichologijos mokslas, kad tai, ko labai žmogus nori ir siekia šitoje žemėje, tai nuo jo bėga. Kuo labiau ieško žmogus sėkmės, tuo labiau nuo jo įtraukiasi. Kuo labiau ieško laimės, tuo labiau nuo jo įbėga. Ko beieškotų. Ir čia psichologija mato šitą paradoksą ir jinai kalba, kad, sako, iš tikrųjų žmogus turi ieškoti ne laimės, ne sėkmės, bet pagrindo laimiai, pagrindo sėkmei. Čia įmato šitą paradoksą. Ir tada laimė savaime, kai atrandamas pagrindas laimiai arba sėkmei, tada ateina ir laimė, ir sėkmė. Bet į ką aš norėjau atkreipti dėmesį, kad psichologija mato ir sako, jog tikrai tai, ko labai žmogus siekia, tai nuo jo tiesiog bėga, traukiasi. Ir sako tada, tu paprasčiausia darbuokis, tu paprasčiausia daryk kažką ir laimė ir sėkmė ateis. Tai jį nori pasakyti, bet aš noriu atkreipti dėmesį į vieną dalyką, kad yra vienas dalykas žemėje, kuris nesitraukia nuo žmogaus, kai žmogus jo siekia. Ir tai yra Dievas. Jisai kalba ir mums sako per savo žodį, artinkitės prie Dievo ir jis prie jūsų artinsis. Mums tai kalba apie tai, kad jis tiesiog nori artintis prie žmogaus. Tik mūsų darbai, keliai, mūsų nuodėmės užtveria kelią mums, uždengia mūsų akis, užkemša mūsų ausis, sukietina mūsų širdis ir uždaro kelią jam artintis prie mūsų, nes jis sunaikintų mus, jeigu prisiartintų prie nuodėmingo žmogaus. Bet kai mes suprasdami, ką reiškia grįžti pas Dievą, ką reiškia atsiverti jo paveikslui, išpažįstame savo nuodėmes, atsisakome piktų, apgaulingų, klaidingų kelių, sprendimų, pasirinkimų, nuostatų ir einame į susitikimą su juo, jis irgi eina į susitikimą su mumis. Jis eina susitiks su mumis. Čia Jėzaus žodžiai atskamba. Pamatęs tą atgailaujantį, sugrįžtantį sūnų, pasileido bėgte iki jo, prie to sūnaus. Kiekvienam žmogui taip daro Dievas. Be išimties. Be išimties. Nėra nenusidėjusio ir nėra tokio, kuriam neatleistų. Ir nėra tokio, kuriam nesiartintų, kai jis ima artintis ieškodamas jo. Koks džiaugsmas ir linksmybė. Pasidaryti Dievą savo buveinę. Ja. Eiti į jį, artintis į jį, patirti, kaip jis gaivina, kaip jis stiprina, kaip jis gydo, koks jis ištikimas, kokia jo meilė ištikima. Ir vis dažniau ir dažniau. Kaip Dievo artumas tampa žmogaus buveine, kurioje išdžiūgauja. Kuo dažniau eini į tą artumą, į Dievą artinėsi, tuo labiau jo artumas darosi tau kaip namais. Tuo labiau tu ten įsikuri. Eik į Dievo kalną. Čia įvaizdžiais kalba Dievo žodis. Eik į Dievo kalną, tai kalba, kad nėra taip jau lengva, tai ne nuo kalno eiti, artintis Dievo akivaizdon, bet kopti į kalną. Pastangų įdėsi.
Eik į jo namus, vietą, kurioje Dievas yra kaip Dievas, pristatomas kaip Dievas. Eik į jo artumą, kuriame yra intimus bendravimas, kur nėra nieko daugiau. Užsidaryk, Jėzaus žodžiais tariant, savo širdies duris nuo garsų, kurie yra pasaulyje tavo prote, ir eik į susitikimą su juo. Eik prie jo žodžio. Daug, dažnai, kol tapsi ten ne svečiu, bet nuolatiniu gyventoju, kol buvimas jo artume taps pastoviu tavo troškimu, kol jo žodis kalbės garsiau už visus šio pasaulio garsus. Kai tai nutinka, jo žodis pasitinka tave nubudusiai. Tau dar neieškojus jo, jis jau tave prakalbina. Jis guos tave sunkume, išmėginime. Tau net neprašant ir neieškant, jis kalbės tau. Palydės tave maldon. Džiugins tave kasdienėje rutinoje. Ir ramins tavo atsigulus ir leis ramiai miegoti. Tai reiškia, kad ateisi pas Dievą toks, koks esi, išliesi jam savo širdį ir atversi ją klausyti ir priimti jo žodį gelbėtoją, kuris gelbsti mus, gelbsti žmogų kiekvieną iš bet ko, kame jis bet būtų. Jis neišvarys nei vieno ateinančio pas jį. Jono Evangelija 6 skyrius, 37 eilutė Jėzus sako, ir paskaitykim. Evangelija, geroji žinia pagal Joną, 6 skyrius, 37 eilutė. Visi, čia kalba Jėzus, Dievo žodis, siųstas žmonėms. Siųstas išgelbėti kiekvienam, kuris šauksis jo vardo, o jo vardas gelbėtojas. Visi, kuriuos man duoda tėvas, nes visi, kurie ateina pas Dievą, jis siunčia pas savo sūnų. Visi, kurie ieško Dievo, jis apreiškia sūnų, savo žodį. Siųsta išgelbėti. Ateis pas mane. Visi, kuriuos man duoda tėvas, ateis pas mane. Ir ateinančio pas mane aš neišvarysiu lauk. Tikras pažadas. Ir kai uoliai jo siekiame, tai jis ir jo sūnus patys apsigyvens mumise. Mes einame į jo artumą, į jo buveinę, bet Dievas antiek artinasi į žmogų, kuris ieško jo ir artinasi prie jo, kad pats ateina pas jį apsigyventi. Ir jau čia girdim Jėzaus žodžius. Jono 14, toj pačioje Evangelijoje. Dvidešimt trečia eilutė. Jėzus sako, jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Ir išgirskim, Senajame testamente sako Dievas, kas artinsis prie manęs, pasiliks mano buvime, mano artume, jis pasidarys buveinę manyje. O jau naujosios sandoros laikė sako, ir aš ateisiu pas tokį žmogų ir įsikursiu. Aš ir mano žodis, aš ir mano siųstas gelbėtojas, mano sūnus. Mes apsigyvensime jame. Taigi viena vertus, mes artinamės prie Dievo, keliame savo širdis į jį, dangaus link. Jis skuba mūsų pasitikti ir mes susitinkame ne kur nors
bet mūsų širdyse. Mūsų širdyje. Jis apsigyvena mumyse. Ir dėl to Paulius tai išgyvendamas taip drąsiai sako, ir nuo šiol gyvenu nebe aš, o Kristus gyvena manyje. Ir jis kalba tai ne viltį, ne įsivaizdavimą, bet tikrą išgyvenimą, tikrą potyrį. Jis tai išgyvena, tai jausmo išsakymas. Jau nebežinojimas, kad jis nesako, aš žinau, kad Kristus manyje. Mums sako, kitiems sako, ar nežinote, kad Dievo dvasia gyvena jumise, bet jis jau yra tokioj stadijoje, kai sako, ir jau nebe aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Jau jis nesako, aš žinau, jis sako, taip yra. Aš tai išgyvenu. Dievas mano linksmybė. Nuo to, kiek einame pas jį, kiek artinamės prie jo, tik jis artinasi prie mūsų ir apsigyvena mumyse. Aš linkiu, kad Dievas taptų jūsų širdies linksmybe, didžiausia jūsų širdies, kad jūs tai atrastumėte ir galėtumėte pasakyti savo visų pirma, Dievas mano didžiausia širdie. Dieve, tu mano didžiausia širdies linksmybė. Niekas taip nepalinksmina mano širdies, Dieve, kaip tavo artumas, kaip tavo žodis, kaip tavo sūnus, kaip tavo dvasia. Dieve, ačiū tau. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.